žiūrėti į bundantį Vilnių nuo Vilniaus universiteto stogo. Ir ne tik į Vilnių, smagu žiūrėti į bundančią gamtą, saulėtekį, pavasarį. Smagu žiūrėti į jaunus žmonės. Universiteto gyvenime pabudimas turbūt tai yra svarbus aspektas, todėl, kad universiteto ateitis galiausiai priklauso nuo bundančių, pabudusių jaunų žmonių. Ne veltui vienas kompleksas universiteto yra saulėtekyje. Vilniaus universitetas buvo 2 kartus uždarytas – caro valdžios ir vėliau hitlerinės okupacinės valdžios. Bet jis vėl atbudo ir kiekviena nauja karta, studentų, mokslininkų karta negali palikti savo pėdsako iš naujo neatbusdama. Nes mokslas irgi yra serija prabudimų. Kiekviena nauja mokslo paradigma yra prabudimas naujoms tiesoms, naujam žinojimui.